Tai noriu apie tos pomidorus. Tai, ką naujo turėsime 26 metam. Iš ties turėsime ne vieną naujieną, visos jos smagios, visi tie pomidorai skanus, atrinkome tikrai veislės, kuriomis norime papildyti ir taip gausų mūsų asortimentą. Ir pabandysiu aš, galbūt ne visas, bet apie pagrindinės ir pačiausias šiandieną jums papasakoti. Turime visokių tų naujienų. Ir mažų tų pomidorų, ir labai didelių, ir geltonų, ir rausvų, ir juodų. Užsukite visi, net ir tie, kurie neplanuojate turėti nei vienos naujos veislės savo šiltnamyje ar lauke. Tikrai atrasite jums patinkančią ir susižavėsite jomis. Tai rausvi pomidorai. Drąsiai rinkitės tie, kas nori to išskirtinio miltingo skonio. Hibridas Pikvin yra tie pomidorai, kurie yra išties išsiskiria dideliu derlingumu, atsparumu ligoms, rausva spalva ir salsterėjusių skonių. Na, turime dvi naujas veislės. Ir maži, ir dideli. Tai geltonai oranžinės spalvos Pear Drops yra smulkus pomidoriukai, labai gražios formos ir labai yra skanus saldus. Ir Orange Queen yra geltonai oranžinės, daugiau spalvos pomidorai, kurie yra stambesni. Tai tie, kas negali dėl kažkokių tai priežasčių ar nemėgsta raudonos spalvos pomidorų, tai pasipildykite savo kolekciją šiomis dviejomis naujomis veislėmis. Du nuostabūs pomidorai, vėlgi vienas iš jų stambiavaisis, kitas smulkiavaisis. Black Beauty yra veislė, ne hibridas, tie, kas mėgsta augina tik veislės, tai rekomenduočiau auginti šitą veislę. Labai gražus pomidoras, viduje raudonas, išorėje tokia tamsia odelė. O Nightshade tai išties pomidorai, kurie yra verti dėmesio, kurie yra labai skanus, kurie yra labai gražios formos, tai yra hibridinė veislė, hibridas atsparus ligoms ir nepalankioms auginimo sąlygoms. Tai tie, kas nori pomidorų tokie, kurie ilgai netrukinėja ir būtų vienodo dydžio, tai Nightshade hibridas tikrai vertas jūsų dėmesio. Na, o kas mėgsta tuos klasikinius raudonus pomidorus, kurie duoda stabilų, vienodą derlių, yra gražios formos spalvos, tai Kalifo hibridas yra tie pomidorai, kurie galėtų atsirasti jūsų šiltnamyje, jei norite raudonos spalvos klasikinių pomidorų. Delicano. Vėlgi, veislė San Marzano tipo pomidorai kiek didesni nei smulkus, kiek mažesni nei stambus. Na, labai tokio, pats veislės pavadinimas sako, kad jie yra tokie labai subtilūs, delikatus, jeigu tokį žodį žinote, tie, kas nori to išskirtinio skonio, viduriuko tarp saldaus ir rūgštaus pomidoro. Na, o portugys, tie, kas nori tos išskirtinės kriaušės formos pomidorų. Tai hibridinė veislė pasižyminti labai stabilių derėjimų. Tie, kas augino Red Pear ir nori tvirtesnių, galbūt šiek tiek pomidorų ir atsparesnių ligoms, tai veislė portugys yra ta veislė, kuri turėtų atsirasti jūsų asortimente dar ir dėl tos priežasties, kad jie yra ankstyvesni nei veislė Red Pear. Labai panaši ir nepanaši veislė Lanterna. Dar didesni pomidorai, labai išskirtinė forma, hibridas, pradžioje derėjimo tokia spalva ne visai pilnai raudona, subrendę vaisiai tampa raudonos spalvos, labai mėsingi, su mažai sėklų viduje pomidorų veislė. Na ir Kavadonga gražuolis pomidoras, kurio svoris gali siekti ir 400 gramų. Ant vieno augalo paprastai tokių pomidorų būna nedaug, bet net ir 5 pomidorai ant vieno augalo jau 2 kg derliaus. Taigi, tie pomidorai, kuriuos aš išvardinau, ir dar daugiau mūsų parduotuvėse laukia jūsų, o jūs tiesiog apsispręskite, ateikite ir išsirinkite jums tinkamiausias veislės ar hibridus. Prenumeruokite mūsų kanalą ir sužinosite, kaip užauginti didžiausią ir skaniausią pomidorą, traškiausią agurką ir žaliausią salotą.